Sveiki, tai ką artėja dar vienos Eurolygos varžybos, šį kartą prieš Valenciją. Praėjusiuose spėjau Asvel pergalę ir stipriai nudegiau. Kaip sakant, kartais atspėjau, kartais gauni pamokų, tai gavau pamokų. Taigi ar Žalgiris laimės prieš Valenciją? Pirmas būstas Jaučio valdovas Venera, kaip ir savam ženklė stipri, bet jau pereinanti į 7 būstą, kur praras savo stiprybę. Taip pat turime įtemptą aspektą su Jupiteriu, kas gali rodyti, kad per didelis pasitikėjimas savimi gali jiems kliudyti. Kitaip tariant, savo jėgų pervertinimas. 7 būstas Skorpionė, Valencija ir čia Skorpionų valdovas Marsas paskutinėme laipsnėje. Skorpioniai stiprus, aišku, bet tuo greitų metu praranda savo stiprybę, nes pereidinėja į Šaulį. Toliau Mėnulis, emocinis palaikytojas, palaiko Valenciją, nes yra Avine, o Aviną valdo Marsas. Tačiau Fortūnos taškas yra svarstyklės ir tuom palaiko Žalgirį. Tai šiuo momentu skaičiau viskas labai daugiau mažiau apylygiai ir rungtynės, manau, nusprendžia Saulė, kur yra 7 būste ir tai didelis pliusas Valencija komandai, nors Marsas ir turi opoziciją su Uranu, kas įneša tokio chaoso, bet sumoje manau, kad vis dėlto Valencija turi daugiau šansų nugalėti. O ar taip ir bus, pamatysim penktadienį. Tai ačiū už dėmesį ir iki kitų kartų.